Hai, 11 diena. Sakyčiau, pakankamai sunki diena, emociškai. Nuo ryto prasidėjo tokia įdomi diena, bet yra kaip yra. Tai irgi tiesiog darbus atsikėlęs, dirbau, paskaitos, tada vėl dirbau ir tada dabar jau kokį pusvalandį, valandą. Sunku dirbti. Net nedirbau dabar. Tai ilsėjausi, bet jaučiu, kad smegenys visiškai perdegė, tai eisiu miegoti. Šiandien irgi ką nuveikiau, tai juvelyrikos prekinį ženklą iš naujo paleidau, bet tikriausiai irgi stabdysiu. Neužilgo, bet irgi buvo įdomu bent jau pasižiūrėti, pasileisti, bet neturiu laiko iš tikrųjų tęsti. Tai irgi Somalio reklamas pasitvarkiau, pasikūriau ir pasileidau, kas nice. Tada turėjau susitikimą su aviliuku, su draiželiu. Tai planas yra toks, kad irgi susifokusuoti ties pagrindinėmis užduotimis ir ties ten ir dirbti ir atsisakyti būtent laiko ten, kur nėra taip svarbu. Tai šiandien pradedu naują projektą, naują e-komerciją, reikia paleisti svetainę, perkeliamas, kaip prieš tai minėjau. Tai pasitvirtino viskas, tęsim darbus, tai valio, faina, džiugu, labai gerai, to ir reikėjo, pradžia yra. Tai va, lydai toliau krenta, irgi po truputį, bet ne per daugiausiai. Tai viskas juda. Norėtųsi galbūt šitiek geriau, kad judėtų, sparčiau judėtų ir našiau judėtų. Bet yra kaip yra, ne? Svarbiausia, darom, bandom ir žiūrim. Ir taip, 11 diena, einu miegoti, reikia pailsėti, dar įsiplausiu dantis. Vos prisvirčiau įrašyti šitą video, tai irgi ką. 11 diena, 1 milijonas per 90 dienų, 1 milijonas, tai ką, judam toliau ir siekiam tikslų, nepasiduodam ir važiuojam ir sekam dienas. Iki. Peace.